spalvoti buteliukai atrodo taip nekaltai, tačiau yra tokie galingi. Prieš daugiau nei 20 metų, kai susipažinau su Orosoma sistema, pirmą kartą pamačiau, nebūčiau patikėjus, kad mano gyvenimą šitaip pakeis, kokios transformacijos įvyko tiek mano profesiniam gyvenime, karjeroje, kaip pašaukimą radau, kaip mano kaip moters šeimos gyvenimas susiklostė, kaip pats svarbiausias turbūt, kad pašaukimą atradau ir gyvenu tai, ką myliu, mėgstu ir labai labai man patinka. Ir esu savimi. Tai va tas Orosomos gebėjimas padėti prisiminti save tiesiog stebuklingas. Tuo metu net nebūčiau pagalvojus. Tačiau kaip pas mokytoja, tuo metu mane nustebino, kad šitos nekaltos spalvos tiek daug apie mane pasako ir buvo labai jautru, nes iš tikrųjų labai jautrių tokių dalykų, kuriuos neatsiliepiau nuo savęs. Sužinau, kai kas buvo kaip patvirtinimas. O nuo 2010 metų, 10 pradėjau pati mokytis ir 11 jau darbą savo. Tai yra 15 metų švenčiu savo šitos veiklos. Nors nedaug viešumoje apie tai kalbu, pradžioje iš viso nekalbėjau, tai tik tai iš lūpų į lūpas. Buvo tuo pačiu lygiai grečiai su mano kaip moters įkūnijimu, šeimos gyvenimo, mamos, tapimo mama visame tame kelyje lydėjo. Ir jie yra tokia natūrali mano dalis, kad kartais aš net nekalbu apie tai, nes tai yra taip man savaime suprantama, kad turiu sąmoningai prisiminti, pasidalinti ir su tavimi, nes tai gyvena mano namuose jau 16 metų. Ir naudoju kasdien, ir seminaruose, stovyklose, namuose, su vaikais, visur. Ir šiandien noriu pasidalinti apie tuos stebuklus, kurie įvyko mano gyvenime, kaip Orosoma atkeliavo, kaip tas stebuklus. Aš jas vadinu stebuklais. Iš tikrųjų, darbas su šitam spalvom, buteliukais balansiniais ir kitais Orosomos produktais padėjo man tapti tuo, ko esu, savimi labiau. Tai nereiškia, kad aš kažką turėjau iš savęs padaryti, bet vis daugiau atskleisti savęs tuo natūraliu, gražiu būdu. Tai pirma, vizija. Pirma, aš gavau regėjimą viename iš seminarų, kad užsiėmu Orosoma ir tuo metu aš laukiuosi. Tuo metu aš negalėjau susilaukti vaikų ir galvojau, kad čia tiesiog kaip simboliai yra, tai žiūrėjau labai simboliškai. Tuo metu auginau įsivaikintą vaikelį, pirmąjį mūsų vaikelį ir galvojau kažkokiu būdu. Iš pradžių buvo viena dalis mano tikėjo, kad kai lauksiu, tada užsimsiu Orosoma, nes turėsiu atostogas. Mama žino, kas tai per atostogas. Tačiau, kai auginau vaikelį, supratau, kad, tai galbūt laisvalaikiu, kai grįšiu į darbus. Kai atėjo metas man, tuo metu mąstant grįžti į darbus, į įmonę, kuri tuo metu jau buvo reorganizuota, tai yra to paties nebuvo, iš ko išėjau. Taip pat gavau kitų pasiūlymų darbo ir aš pasimečiau, nes giliai viduje aš tiesų nenorėjau eiti, aš norėjau užsiimti Orosoma, bet aš negalėjau savo to niekaip pripažinti, nes tai yra nesuvokiama mano protui. Vienas dirbti savarankiškai, nes iki tol dirbau samdomą darbą kaip personalo specialistė, su darbuotojų mokymais, atrankom, su mokymų programų pardavimais, įvairiausiose tokiose srityse 10 gerų metų. Ir nesivaizdavau kažkaip, kad kitaip, nes aš dar tikslų ir planų turėjau toj srity prieš išeidama į vaikelio priežiūros atostogas, įsivaikinto vaikelio. Ir galvojau, kad čia laisvalaikiu tikriausiai užsiimsiu. Dėl to, kai gavau pasiūlymus, prasidėjo abejonės. Tai yra, realiai pradėjau abejoti, nerimas,
gavau pasiūlymus tokius, kokiu norėjau iki tol, tik reikėtų išsirinkti, ne, iš jų. Bet aš pradėjau blaškytis. Mano protas mąstė, kad aš privalau vieną iš jų įsirinkti, nes jie tikrai labai geri buvo tame laike to, ko aš norėjau prieš neišeidama vaikelio savo toj karjeroje, numačius kaip personalo vadovės karjeroje. Tačiau tuo metu jau buvau išmokusi sekti savo kūno ženklus. Ir kai aš galvojau apie tam tikrus sprendimus, aš gavau kūno signalus. Tai pykina, su vienu sprendimu, su kitu galva skauda, tai ir pradėjau tokia nežinia. Ir pirmą kartą leidausi tada į meditaciją, kad gauti atsakymą. Ir meditaciją aš gavau atsakymą, į kurią leidausi nevedama mokytojai, pati savarankiškai, kad nei tas variantas, kurios aš buvau gavus, nes mano protas tikrai nematė kitų galimybių. Ir klausiu tada, tai koks? Ir atsirado prieš duris, trečias duris ir aš atveriu ir ten yra taip gražu, taip gera. Ir tas jausmas, kurį aš ten patyriau, po to, ne kai peržengiau tas duris, aš patiriu savo gyvenime, kasdienime. Toks grožis, toks gerumas, tokią mačiau nuostabią moterį, kokią, tuo metu gal norėjau būti, ne. Ir taip, ypatingas harmonijos pojūtis. Tai grįžau iš to patyrimo ir aš supratau, kad gavau atsakymą, kad nei tas, o tas trečias man buvo neaiškus, dar nebuvau išmokus klausti tiksliau. Tai aš atsakiau tuos pasiūlymus į visišką nežinomybę. Dar galėjau pratęsti motinystės atostogos iki kol vaikui sueis 3 metai. Tačiau pagalvojau, jeigu aš niekada nesilauksiu, tai man socialinių garantijų nėra būtina būti vien dėl socialinių garantijų, jeigu aš jaučiu, kad čia nebegrįšiu. Atsisakau šito pasiūlymo. Tai nutraukiau tą sutartį ir pradėjau domėtis, kiek kainuotų įsigyti tuos buteliukus, visą rinkinį. Ir tiek pinigų aš tuo metu neturėjau. Tačiau, kai visa tai vyko, aš gavau lygiai tą sumą, kurią buvau pasižiūrėjęs. Aišku, aš užsisakiau visą rinkinį, balansinių buteliukų, kitų produktų, kurie lydim, kad galėčiau pradėti savo veiklą Orosomos. Irgi galvojau, kad tai bus tikrai tiesiog truputį. Ir užsisakiau buteliukus, kol tie buteliukai keliavo. Aš žinau, kad laukiuosi. Ir mano pirmoji veikla buvo tuomet, kai aš laukiuosi ir prasidėjo Orosoma. Reiškia, visiškai lygiai kaip toje vizijoje, kaip tame regėjime aš regėjau. Ir kai tik pasukau šituo keliu, prasidėjo stebuklai. Ne po 7 metų pastojau, susilaukiau vaikelio. Pati gimdžiau, orgazminį gimdymą patyriau. Tada pradėjau gilintis į kūno, moters kūno paslaptis, subtilybės ir taip tolyn. Ir mano veikla visiškai nuo to, kad gal čia šalia pagalbos, versluose kitiems, kažkur truputį darysiu, gavosi, kad aš užsėmiau pilnai šeima, vaikais ir Orosoma. Tada atkeliavo moteriškumo praktikos per kūno pažinimą, per cikliškumo. Ir taip plėtėsi, kol esu ir asmeninio moteriškumo mentorė ir 15 metų randu save užsiimančią, dirbančią su Orosoma buteliukais, kurie man yra savaime suprantama. Ir dar vienas iš nuostabių dalykų, kad vesdama moterų stovyklas, renginius, padėdama joms tapti savimi per įvairias praktikas, ne tik Orosoma, tai yra ir per moters kaip cikliškos būtybės, kaip ciklo savo pažinimo, kad harmoningai gyventi, tiek santykių, susiliejusi su gamta vesdavau patyrimus, kur visi elementai, darbas su elementais, po to atkeliavo mandulos šokio praktika. Taip prasiturtino tą kraitelį ir Orosoma visada buvo, yra, turiu klienčių.
pati nuolat naudoju. Ir džiaugiuosi labai, kad gyvenimas padovanojo tikrai stebuklingą kvietimą drauge kurti su Orosoma šeimininku Maiku būt 2022 metais, 3-4, va keletą metų iš eilės vedžiau su jo patyrimą Orosomos centre. Aš vedžiau kūno judesio praktiką, mandalo šokio patyrimą tenais, kur Viki Vol, Orosomos atradėja, gyveno, kūrė, dalinosi savo mokiniais, savo išmintimi, ten, kur dabar kuriami Orosomos produktai, kur tęsia Viki paliktą veiklą Mike Boot su savo dukterimis ir pamatyti tą vietą, kokio jinai grožio, kokio jinai tyrumo ir už to grožio, kaip čia ne tik grožis, net grožis, yra kas už viso to slypi. Ir ten sutikau, mane pasitiko didžiulė grupė moterų ir šiek tiek vyrų, kurie mane priėmė kaip šeimos narį senai matytą. Tai didžiulis begalinis džiaugsmas ir dabar keletą metų iš eilės nuolat vedu įvairius retrytus, mandalo šokio daugiausia, su Orosomos žmonėmis. Tai yra moteris, su kurios susipažinau per Orosomos mokytojus, praktikės, įvairius ryčių. Ir tai yra tikrai stebuklinga. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šį rugsėjį galiu pakviesti ir lietuvių kalba vesiu retrytą toj erdvėje, kur gimė, kur kūriama, kur yra Orosoma. Tai labai kviečiu ir tave, jį pavadinau spindinčio moteriškumo retryto. Spindėjimas tai yra ne apie tai, ką mes kažką savo padarome iš išorės, ar kažką su savimi padarom, bet tai, kai tampi savimi, kaip pasitiki, kuo tu esi. Tas spalvomis, kurios tu spindi, kai šviesa pereina per lašelį vandens ir išsiskleidžia spalvos, kai šviesa pereina per tave, per tavo kūną, kuo tu esi, ką tu įkūnyi. Ir čia kalbu apie visas mūsų, ne tik apie dvasiniam praktikom užsiimančias moteris, bet ir tas, kurios turi praktinius, labai praktiškus verslus, padėdamos kitiems žmonėms, savo klientam, puošti pasaulį, gražinti, gerinti, terapeutės, vedlės pačios esat. Ir čia kviečiu būtent tokias moteris, kuriuom nereikia mokytis kažko, nereikia kažko iš savęs daryti, tačiau stabtelti, leisti, kad tavim būtų pasirūpinta ir prisiminti, kas tu esi, tą vidinį spindėjimą, ta šviesa, kuri per tave skleidžiasi, per tavo veiklas. Kai tu esi šeimos moteris, galbūt tu esi vedlė, terapeutė, galbūt esi savo srities verslo savo valdytoja. Tai kokiai srityje būtum, bet kai jauti tą gilų pajautimą, kad yra kažkas daugiau už to, ką dažnai žmonės sakom, tik ne. Už tik gamtos, už tik spalvų, už tik moteriško kūno. Susitikti su savo vidinė galia, kuri reiškiasi per tavo kūną, kai lydėsi per judesio praktikas, per tavo spalvinius pasirinkimus, prisiminti, kas esi, ir per patyrimus gamtoje, kuri yra kaip atspindys to, kas esame mes. Mes esame atspindys to, kas yra gamta. Tai kviečiu tave, ir jeigu tau rezonuoja, susisieki, parašydama žinutę ir suteiksiu tau daugiau informacijos. Esi labai